Kas geriau, piliulės ar vis tik tai gyvosios bakterijos? Su piliulėm aš dariau tokį eksperimentą. Tai aišku, tik tai vieną kartą dariau, tai gal tokių kategoriškų išvadų nereikėtų pasidaryti, bet tai daug atsakymų jau yra. Prieš daugybę metų prisipirkau visokių probiotikų ir skirtingose stiklainėse, vienodose sąlygose laikiau, iš jų pusė neatsigavo. Dėl kokių priežasčių sunku pasakyti. Nu, daugybė gal jau žinau, su mokslininkais ten bandžiau aiškintis daug kartų, dėl kokių priežasčių galėjo ten taip atsitikti. Bet faktas tas, kad mes jau žinom, kad prarijus kapsulę ne visada jos pasisodins. Ne visada jos ten atsigaus, todėl kad papuola į tokią agresyvę terpę ir visos patologinės bakterijos ten nėra suinteresuotos, kad čia dabar naujai generolai užaugs ir jos ten pradės valdyti. Jie aišku, kovos už savo būvį. Tai va vienas dalykas, kad pirmame etape neleis atsigauti, antrame etape, jeigu ir atsigaus, tai ten turi turėti ką valgyti ir pasidauginti. Ir trečias etapas yra turi į tą simbiozę kitų bakterijų įsigyventi, susigyventi, būti aplinkai, simbiotiniai aplinkoje turi būti naudingos tos bakterijos, ne tik diktuoti savo sąlygas. Čia vat simbiozė yra toks dalykas, kad turi tos naujas, kaip ir pas mus atvykę kažkokie tai iš Afrikos gyventojai, jie turi priimti mūsų taisyklės, turi susigyventi, jeigu norės jie padaryti savo tvarką, tai mums tas nepatiks ir mes kovosim. Lygiai taip pat yra ir su bakterijom mūsų žarnyne. Tai šiuo atveju, kada mes naudojam gyvas bakterijas, jau mes vieną etapą praeinam, kad jau joms atsibusti nereikės, jos jau yra atsibudusios gyvos, tai jau darom išvadą, kad lengviau ir geriau pasidaugins ir įsitvirtins. Ir tai rodo ir mano patirtis per visą tą laikotarpį ir mano visų klientų, pacientų, kaip juos norim, taip vadinkim, kurie naudojo per daug metų įvairias bakterijas gerasias, gyvas, ir tikrai gavo daug geresnį efektą negu kad iš kapsulinių.